Sveiki gyvi. Norėčiau pristatyti vieną knygą mūsų šitam vakarui. Ir tai Antano Maceinos knyga Niekšybės paslaptis. Ši knyga yra viena iš tos žymiosios Antano Maceinos trilogijos Cor Inquietum, nerami širdis, į kurią įeina tokios knygos kaip Niekšybės paslaptis, apie kurią šiandien ir pakalbėsiu, kurią parašo 1964 metais. Taip pat iš tos trilogijos, šią trilogiją įeina knygos Didysis inkvizitorius, 46-ieji ir Jobo drama 50 metais parašyta knyga. Cor Inquietum, ta jo knygų trilogija, žinoma kaip teologinė studija, kaip filosofinė studija, ir tai studijos apie Dievo ir žmogaus santykius. Per šią studiją, per tuos tris veikalus, atsiremdamas į tris skirtingus literatūrinius kūrinius, Antanas Maceina rutulioja Dievo ir žmogaus santykiai pasaulyje. Ir štai viena iš jo knygų, kuri yra jo trečiajame raštų tome, ir yra ta knyga Niekšybės paslaptis. Taigi, trumpai apie pačią knygą. Antanas Maceina šitoje knygoje remiasi Vladimiro Solovjovo kūriniu Trumpas pasakojimas apie Antikristą. Ir tai 19 amžiaus pabaigos rašytojas, kuris aprašo būtent pokalbio būdu, aprašo pokalbio stiliumi, aprašo būtent Antikristo ateimą, tą pasaulinę valdžią ir laikų pabaigą. Irgi Antanas Maceina, jisai remdamasis tomis Solovjovo įžvalgomis ir švento rašto tekstu, jisai kalba apie Antikristą, apie šėtoną, apie piktąjį, apie piktojo problemą žmogaus gyvenime, istorijoje, žmonijos istorijoje ir aišku apie tą eschatologinę laikų pabaigą. Taigi trumpai apie pačią knygą, apie turinį jos ir keletą ištraukų, porą ištraukų paskaitysiu šiandien jums. Taigi visų pirma, pakyla Antikristas, kuris sušaukia, kaip politinis lyderis, kuris sušaukia krikščionių bažnyčią. Taigi jisai pradeda reikštis ir religiniai plotmėj ir sušaukia tiek ortodoksus ir senolis Jonas, tiek sušaukia katalikus, popiežius Petras ir tiek protestantus, kuriems vadovauja profesorius Paulius. Jis juos sušaukia ir bando apjungti vienam tikėjimui, vienybei ir panašiai. Savimi norėdamas suvienyti bažnyčią, savimi norėdamas suvienyti pasaulį ir bažnyčią. Ir vėlgi, dalis bažnyčios iš karto sutinka su Antikristo pasiūlymais, nes Antikristas siūlo tiek protestantams, tiek katalikams, tiek pravoslavams dovanų. Ir didžioji dalis bažnyčios, aišku, sutinka, tačiau vyresnieji vadovai, jie atsitraukia nuo Antikristo, pripažįsta jį, kai esant melagį ir galiausiai pasišalina nuo jo, atsitraukia nuo jo, atsiriboja nuo jo. Supykęs Antikristas, jisai priešinasi, kovoja, nužudo popiežių Petrą, o bažnyčia ištrėmė į dykumą. Taigi ir toks siužetas yra Solovjovo ir tomis remdamasis į šį kūrinį Antanas Maceina ir kalba apie tą piktojo problemą. Taigi visų pirma, išryškinama, viena iš kūrinio dalių išryškinama antikristinės dvasios tam tikri ženklai. Tai savimylė, kaip meilė savo išryškinama. Kristus nustumiamas ir laikomas tik pirmtaku, tik istorinė tam tikra asmenybė, kuri neturi antgamtinės tąsos, neturinti jokios istorinio tęstinumo, tik tai kaip istorinis reliktas. Galiausiai, aišku, iš to išplaukia prisikėlimo paneigimas, nes jeigu Kristus prisikėlė, tai jisai tęsė savo veiklą. Taigi Antikristas stengia paneigti Kristaus prisikėlimą, ieškoma įrodymų, būdų, filosofinių ir istorinių, neva Kristus neprisikėlė. Ateina tam tikras išgyvenimas kaip velniškas sutvirtinimas,
kaip Kristus patyrė gamtinį palaikymą per krikštą, taip antikristas gauna tam tikrą velnišką sutvirtinimą, kaip tam tikrą ženklą iš kažkur, kad jis yra išrinktas daryti piktą. Kita dalis antikristinės dvasios veikla, tai vėlgi išryškina tam tikrą, kaip antikristo dvasia veikia žmogų arba per žmonės, kad jis slepiasi už žmogaus. Kristus savo pasiuntiniuose, savo žmonėse, Dievas, jisai atsiveria, reiškiasi, įsivardina ir įgalina krikščionis veikti jo vardu, Dievo vardu. Taip, šėtonas antikristą įkvepia neįvardindamas savęs, tarsi pasislėpdamas kulisuose ir įgalindamas patį žmogų elgtis taip, kaip jis nori, taip, kaip jisai tarytum iš savęs veiktų. Vėlgi, antikristas kovoja ir neigia antgamtiškumą, jisai tarsi paslėpia jį, tarsi jisai neigia jį, visai nesidomėdamas, tarsi paneigdamas kaip primityvų dalyką antgamtiškumą, nepaslėpdamas savo kilmę. Vėlgi, be abejo, antikristas siekia užgrobti Kristaus vietą ir knygoje Macieina kalba ne tik apie istorinę Kristaus vietą tam tikrą, būdamas katalikas jis kalba apie Romą, bet kalba daugiau ir apie tai, kad siekia išstumti Dievą ne tik iš žmogaus fizinės erdvės, bet iš žmogaus proto, žmogaus širdies. Taigi antikristas nori užvaldyti ne tik tam tikrus atributus, tam tikrus istorinės vietas, bet nori užvaldyti žmogaus širdį, kad Dievo neliktų ne tik istorinėse vietose, ne tik tam tikrose fizinėse erdvėse, bet ir žmogaus širdyje. Antikristinė dvasios karalystė, kita dalis, tai antikristas panašus į Antikristo karalystė panašiai į Kristaus karalystė. Be abejo, antikristas nieko nekuria pats, jisai tik tai mėgdžioja, tik tai imituoja, tik tai, aišku, banaliai plagijuoja dievišką į darbą. Antikristas reikalauja meilės, kaip Kristus parodydamas meilę, jisai sako, mylėkite mane, mylėkite vienas kitą. Antikristas, aišku, nemylėdamas ir nedemonstruodamas meilės, jisai reikalauja iš jį sekančiųjų meilės. Antikristas siekia atnešti tam tikrą gerąją žinią, gerąją naujieną, atneša vienybę ne per meilę, ne per pasiaukojimą, bet vienybę kalaviju. Jisai atneša tvarką, bet toji tvarka, aišku, yra griežta, opozicijos nebelieka, opozicija yra sunaikinama ir arba jinai prievarta yra pajungiama pozicijai. Antikristas pažada išspręsti visas socialinės žmonių problemas arba fizinės žmonių problemas, taigi jisai siūlo gerovę. Šioje vietoje jisai, aišku, geresnis, kabutėse, už Kristų, nes Kristus gi neišsprendė visų gerovės klausimų, duonos klausimų, bet antikristas jis tarsi išsprendžia, ne, paskatina žmonėse gailestingumą, turtingas jaučia gailestingumą skurdesniam žmogui, bet štai pats antikristas savimi garantuoja gerovę visiems žmonėms. Be pasiaukojimo, be aukos, be gailestingumo tarpusavio santykiuose. Ir aišku, jisai siūlo linksmybę, duodamas tam tikrus fejerverkus, didelės masinės šventės žmonėms. Ir linksmybėje jisai, aišku, užmarština žmonės egzistenciniuose, esminiuose žmogaus klausimuose.